Mes, Danielių šeimyna, kviečiame visus čia, kurie esate mūsų sodybos bei Malūno apylinkėse, prieiti arčiau mūsų ir mes pradėsime iškilmingą šito šiandieninės šventės atidarymą. Mes labai norime su jumis artimiau susipažinti, norim prisistatyti, kas tokie mes esame, iš kur. Ateikit visi arčiau. Mes, Danielių šeimyna. Čia sūnus du, čia dvi dukros. Labai džiaugiamės, kad jūsų susirinko kol kas dar negausiai, bet iš tikrųjų džiaugiamės, kad vis dėlto susirinkome čia ir kad mes pradedame šitos gražios, puikios sodybos atidarymo šventę. Geram šeimininkui iš tikrųjų visada malonu priimti svečius savose namuose. Iš tikrųjų džiaugiasi širdis pagalvojus apie tai, kad Žaliūkių Malūnas ir jo sodyba vėl bus gyvi, kad vėl čia klegės balsai ir kad vėl mes galėsime gražiai draugauti, būti ir lankytis čia kasdien. Na, o mūsų šventė tęsis netgi 2 dienas. Netgi 2 dienas nuo vidurdienio iki pat vakaro mes čia būsime, švęsime, dainuosime, šoksime bei vaidinsime. Mieli svečiai, mes tikime, kad jūs čia gražiai ir prasmingai praleisite laiką, nes mes stengiamės dėl jūsų kaip tik įmanydami. Tik jums, dėl jūsų, net 2 dienas švariai ir higieniškai užtikrinam, švariai ir higieniškai veiks turgelis, arbatinė, veiks Žaliūkių paštas, raštinė, skaitytojų lauks knygynas. Na, o turtingų ponų ir ponių monetų kalykla. Šventės įspūdžius įamžins klajojantis fotografas medinę kamerą. Vaikai taip pat neturės kada nuobodžiauti, jie galės šokti, dainuoti, mokysis išsidrožti švilpynės ir galės su avytėm ir vištelėm pasišnekėti. Tarp kitko, tokią naują gerą vištų veislę įsigijom, tai šiandien padėjo pirmąjį kiaušinį. Galim tom vištelėm ir paploti tą progą, pirmas kiaušinis mūsų sodyboje. Na, tvarka visos šventės metu dabos generolo Plechavičiaus 6 šaulių rinktinė ir būdinti 20 amžiaus pradžios gaisrininkų karieta su ekipažu. Atvyks, ar ne? Atvyks, dar jos nėra, bet jau pakelėlė. Šią dieną mes skiriame vaikams ir jaunuomeniai, todėl mums labai smagu, vaikai ir jaunuomenė, Lietuvos atžalos, kad nors nedidelis būrelis šiandien pas mus čia susirinkot ir norit pamatyti savo akimis, kas čia dėsis. Taip, o pamatyti, jau kaip sakėme, turėsite ką. Šiandien ir ryt čia prie Malūno pasirodys teatrai. Vyks pagal tikrus istorinius įvykius atkurti nutikimai. Čia prie Malūno galėsite sutikti Žaldoką bei Baltaragį. Čia už kiek laiko, tai pasakysiu, pusę pirmos lygiai pasižiūrime laikrodžius, pasirodys Lėlių teatras Avilys ir parodys mums spektaklį Pagrandukas. Tai iki to laiko dar galim čia pasivaikščioti, pakieminėti ir 12:30 susirinksime. Kubilas jau pilnas stebuklingų miltų. Bet žinot, mūsų Malūne atsitiko baisinė laimė. Mūsų užpuolė pelės. Kaip jūs manote, ko reikėtų? Nuodai nepadeda, neėda. Va visiškai teisingai. Ir kur dabar? Aš šiandien rodysiu per panoramą.
programą mumis. Būtinai. Pirma žinių naujiena. Pradėti panorą. Prašom, kad gerai atrodytume. Įvairiom pozom. Galima dar. Galima. A tai tu vardą parašyk. Vardą, datą parašyk, tada bus jau tikras dokumentas. Truputėlį grafikų, tos keramikos, truputėlį porceliano. Taip, kad viskas bendrai būtų ir nėra. Nu, kaip ir nėra. Kaip prisiminimui, sakykime, bet tai čia. Galų galia Bagdonavičiaus paveikslų kopijos pas mūsų muziejai saugomų rėmukuose arba be rėmukų, bet tai kaip irgi šiaulietis ir pats, sakykime, garsiausias šiaulių dailininkas. Tai visur jo darbai. Ačiū labai. Man tai raudonėlių patinka, nežinau, Ramunėlių, taip, sveika, gerai. čia raudonėlių kaina, kai turėdavo, tai matau, ramunėlių apskriminamos. Na, nėra galvos, nėra. Čia mėtų, nėra, raudonėlių neužpylė. Tai tiek to daug kmynų. Kmynų su imbierų medum, labai skaniai žinokit. A irgi liks. Litas, taip. Kmynų. Kmynų, jeigu cukriukai Vieni į apačią, kiti taip kaip supylė. Du vožtuvai stovi, vienas įsiurbia vandenį, kitas išpučia iš karto. Ir tiek, kad būdavo, kiek domėjausi, visą laiką dažniausiai važiuodavo iš paskos su bačka. vandenio. Vandenio, paimsiu. Ir į priekį būdavo, jeigu gaisras, sako, priekį dažniausiai juodavo raitelis. Kad kelia. Juos su skiriamaisiais ženklais vėliavą neždavo tokią. Vėliavą neždavo juodą raudoną per strižai. Ir daug skambaliukų jis turėdavo. Atlikdavo funkciją, tokia kaip sirenos, kad dabar, kad vežimai trauktus iš kelio, kad vėliavą ir su... Ir tiek blogumai, kad tas efektyvus gesinimas.
Pasimatymą paskirti. Nebijok, jei tikrai myli, niekur nedings. Lauks, kol tu prie miltos stovėsi. Ne. Malonas nebegilė. Kaip šarys čia tą kaimą? Gal čia mums padėkit, paimkit maišus palėkit. O, išėdėm. Kaip tvoje imės, kaip imės? Ot jaunėms, matot? Be atlygė jokia darba, jokia darba. Įvis tu tą išėdėm pas metus. Спасибо, красавица. Еще последний. Спасибо. Не вода еще. О, спасибо, парень. О, красивое место, да? Да, поставим здесь. Так что пошли. Tėveli, štai mūsų draugai iš gimnazijos. Jiems gražiai pagros ir padainuos. O tada eisim arbatas išgerti. Čia tėvelis, aš tėvelis.